Labas rytas, gerą dieną, su sekmadieninėm mišiom visus. Šiandien... Patriko diena. Nespėjau nepasakyti. Jo, šiandien Airijoje yra patrikinė diena. Visi patrikė lakstys. O mes stengsimės visą tą reikalą apvažiuoti, kaip nors, kad nepapulti. Jeigu papulsim, pafilmuosim. Mūsų antra nakvynė buvo visai gera. Išsimiegojau kaip žmogus beveik, visai ne kaip šuo. Kyra, nelip, kad... nenoriu tas tavo meilės tiek. Taip, pas mane. Tai va, viskas čikiai, viskas pikiai. Šiandien atrodo, kad yra saulikį. Ir gal nebus lietaus, tai bus visai smagi diena. Tai va, negaištam laiką, keliam užpakalius ir krutam toliau. O kur krutėsim? Ką, žinau, kur krutėsim. Randamės ne per toliausiai nuo Korko. Važiuosim kažkur kažką pažiūrėti, smagaus, įdomaus. Tai va, likit su mumis, ačiū už vakarykščius visokius laikus, komentarus ir taip toliau. Eikit valgyt pusrytį ir žiūrėt, ką mes šiandien veiksim. Pasistiprinom biškį, nusiprausiam visokį murmalą nuo veidą. Ko tu čia dabar jokiasi? Eik, šik murmalė, tu tikrai pats marmalas. Ir ką, pažiūrėk, kiek druskas ant mašinas, pipėts per langus, nieko nematau, reikės ieškoti, kur mašiną nuplauti. Ir galvojam ką, nieko, šausimės link Kilarnės miesto, County Kerry, ten link tos pusės ir žiūrėsim, ką nors, ką pamatysim smagesnė, nes žiūrim, kad šiandien sekmadienis, o rytoj reikės namų važiuoti. Tai va, važiuojam, žiūrėsim, ką turim, ko neturim, į ką turėsim.
Atvažiavom į Mukros Abbey parką, kuris yra County Kerry, netoli Kilarinės miesto. Parkas ganėtinai gražus toksai, bet mus labiausiai interesuoja šitame parke esantis vienas medis, bet pakol kas mes jo niekaip nerandam. Čia yra pastatas, į kurį susimokėjus galit užeiti apsižiūrėti, Mukros House vadinasi. Gražus ir parkas gražus ir va, pasižiūrėkit kokie, nežinau, čia pušis, ne pušis, bet galinga labai. Atsistok, Oksana, pažiūrėk, kokia storio kamienas tos pušies. Va, palyginus Oksana, kokia storio kamienas. Taip, faina, tvarkinga labai, prižiūrima, labai daug turistų. Galima su arkliukais pajodinėti. Žolytė papjauta, viskas gražu, viskas faina. Prasimalėm ratais, kvadratais po tą parką aplinkui visą. Jeigu norėsit surasti tą medį, neieškokit tam pagrindiniam parke, kur ten tie turistai ir tas Mukros namas ir visa kita. O ieškokit va, tokių grįvėsių. Iš kitos pusės biškutį atvažiavom parko, ten prie vartų pasistatė mašiną ir einam dabar pasižiūrėsim. Ten tarp tose grįvėsiuose ir tas medis turėtų būti. Įdėsiu nuorodą po šito video, galėsit pasižiūrėti, tiksliai pažymėsiu, kurioje vietoje būtent tas medis yra, jeigu jums įdomu. Va, aplinkui tos grįvėsis čia dar ir kapinaitės, kuriuose yra tikrai labai senų antkapių. Šitas pastatas buvo pastatytas 1516 metais. Kaip ir vienuolynas, kaip ir bažnyčia, kažkas tokio, bet jau iš jo nebelabai kas ir likė. Bet taip ganėtinai įspūdingi griuvėsiai tokie, įdomiai atrodantis. O kol kas iš viso šito parko man va čia va įdomiausia. O irgi kažkoks 1829 metais atminimas padarytas. Tokia mistinė vieta. Labai faina. Man čia patinka. Nes dar bandau atrasti būtent tą medį. Dar nežinau, kuris čia yra. Radai? Radai medį? Jo? Yra jis ten, ne? Jis ten ir yra labai geroj vietoj. Man dar nesako, aš dar neradau. Aš dar vaikštau. Dabar čia į kairę. O, žiūrėk, čia koks praėjimas. Jo. Eik į kairę. Čia galima makaulę nusidaužti neblogai. Ir čia po dešinę. Vau. Va mūsų
Va mūsų medis atrastas. O va, koks gražuolis. Šitas medis yra kukmedis. Kukmedis ir, nežinau, radau keliose skirtingose vietose apie jį aprašymą. Rašo, kad jam yra, vienoje vietoje rašo virš 350 metų, kitoje vietoje virš 500 metų ir dar kitoje vietoje rašo, kad jam yra virš 650 metų. Tai kiek iš tikrųjų metų nežinau, bet vienas seniausių tokios rūšies medžių Airijoje. Tikrai įspūdingai, fainai atrodo. Aplamai, va, visas tas kiemelis toksai, va, šitas arkos tokias eina aplinkui. Ir jisai toksai uždaras visas. Ką, dėkojam Andrėjui, mūsų stebėtojui, žiūrėtojui už parekomenduotą vietą. Va, laikas, tikrai super, tikrai man patiko, ačiū labai. Jeigu dar kas turit ką įdomaus parekomenduoti, ką pamatyti Airijai, labai prašom, mes būtinai pasistengsim visą tai nufilmuoti, pažiūrėti ir jums parodyti. O šitie griuvėsiai man po kol kas vieni iš smagiausių. Va, atsisveikinam su super medžiu. Va taip jisai atrodo iš būtent šitos arkų pozicijos. Labai gražiai, labai įspūdingai. Ten netgi viena vienuolė irgi sėdint ant to lango, nelabai aš noriu jūs filmuoti, gal žmogus to nenori, bet tikrai atvykit, tikrai verta pasižiūrėti. Labai faina. Išgirdau, Oksana šaukė, sako, Dainiau, ateik pas mane į viršų. Čia dar pasirodo ir laiptai į viršų yra. O, čia visi tie pasižiūrėjimai. Oi, atsiprašau. O, kapinaitės tos pačios. Išlindus makaulė. O čia žiūrėk, kaminas dar yra. Pasiviai. Čia yra kaip židinys. Į galima įlysti, tuoj pažiūrėk. Vau, čia matomai būdavo židinys kažkada va, toj vietai. Fainiai čia, ne? Va, tas pats medis. Iš viršaus. Super gražiai atrodo. Blemba, kaip aš džiaugiuosi, kad čia atvažiavau. Čia žymiai geriau, ne? Jo. Čia nereali gera. Andrėjus čia mums gerą prirodė vietą, tikrai. Super. Super tokia vieta pasivaikščioti. Ypač oras va toks gerulis šiandien tai. Ten, sakai, galima dar užlipti, žiūrėk, čia bokštas yra, gal galima į tą bokštą Aš užlipti? norėčiau ten užlipti, ten į apačią dar galima nulipti. Nu, vaip. Čia Kyra užlips. Kyra pas mus užlips visur. Ei, čia, va čia lipa. Visi čia su manimi. Eina. Tik negerk. Eik toliau. Eik. Kyra pas mus iš kiekvienos balos šiandien bando pagerti. Wow. Geras. Žiūrėkit, kur čia galima palandžioti. O, čia krūtai. Čia krūtai. Aš sužavėta. Ir svarbiausia, visiškai nemokamai. Nereikia nei cento mokėti nieko. Įdėsiu nuorodą, kur pasistatyti mašiną ir kur ateiti būtent į šitą vietą. Iškart toksai įdomus jausmas tos tų laikų, tokios istorijos kažkokios. Čia tai nereali, va čia tai tokį kvapą net gniaužia, ne? Atmosfera kokia. Ir svarbiausia, nėra milijono žmonių, čia pora žmonių vaikšto. Visi parke, jokių turistų, autobusų, nieko. Super gražu, super. Aš dar ir čia noriu pralyti. Pirmyn?
Mamute, tu eisi su manim čia? Mamukai sako, neblūdik. Einam, Kirutė, ir mes čia. Sakė, mama, čia tik praėjimas. Ai, kaip nors. Pakriuksėdama, viską. Taip, pas mane, taip yra. O tokia. Negazdinkim Kirutės. Gandam čia. Čia lendu. Gandam čia. Ai, čia vėl išlendu čia. Ir ten vienoje napusė prie medžio. Okei. Kur mes atvažiavom? Į gerą vietą. Nežinau. Atvažiavom į gerą vietą, kuri vadinas gera vieta. Paskui įdėsiu geros vietos nuorodą kažkur. Kažkaip Dunklin Pier, kažkas tokia. Ir va ten va taip visai yra įdomiai. Čia randasi pravažiavus Dingle miestelį, dar toliau iki pačio tokio iškišulio. Mes nusitrenkėm jau šiandien nemažai, bet čia nenusitrenkėm vėl. Zikir šiandien turbūt drėpsius. Einam, žiūrėsim, kaip čia iš viršaus atrodo. Ja, pačia, manau, mes tingim ir lipti, ne? Koks vaizdas, pasižiūrėk. O, kakoti. Geras vaizdas. Labai geras. O vanduo žydas. Nekalbėsiu, nes nieko nesigirdės. Ar eisim į apačią? Eisim į apačią? Eisim.
nulipom, bet dabar reikės ir užlip paskui visur tenai. Gražu? Labai gražu. Ilgas kelias žemyn. Nu ką, atvažiavome į dar vieną savo kempingo vietą, kempingo, slipingo, mėgojimo, ar kaip ten pavadinsi, nepagadinsi. Aplankėm dar porą tokių įdomesnių vietų, parodysi, pamatėt jau, jeigu iki čia dažiūrėjot, jau pamatėt. Kyra niekaip neusičiaup, neduot man ramiai filmuoti, visą dieną va taip padūsų. Tai va, pravažiavom mes jau 730 km savo kelionį. Pamatėm tikrai nemažai fainų vietų, šiandien ypač tokių daugiau gal gražių vietų, mažiau šnekėjimo. O mėgosim šiandien va kažkaip tai va čia, va taip va kažkaip. Va šitaip va. Mėgosim, atrodo visai neblogai. Įdėsiu paskui visas tas nuorodas į aprašymą, galėsit pasižiūrėti, kur tai randas, atvažiuoti patys, jeigu norėsit. O šiandien, manau, tiek. Dar gal susigundysiu neit įsimaudyti, gal ir ne. Bet iki rytojaus. Gero vakaro. Paspauskit ant tą klik-klik. Žiūrėjimą. Gero žiūrėjimo. Paspauskit klik-klik, like, subscribe, parašykit komentarą ir susitiksim rytoj. Iki.